reklamas galima galbūt įklaidinančią suskirstyti į tokias 3 didesnės grupės. Tai pirma grupė - reklama, kuri tikslingai jau norima suklaidinti mūsų pacientą, klientą arba šiaip Lietuvos pilietį. Antra tokia grupė - reklamos, kurios netitinka Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo ir tai gali būti dėl to, kas ruošia reklamą dėl teisinių žinių stokos arba paprasčiausia neįsigilinus, bet tikslo padaryti žalą pacientui. Ir trečia gal grupė būtų tokia užsieninių šalių reklama, kuri irgi turi tikslą prisitraukti klientus, šiuo atveju galbūt net neminėčiau žodžio paciento, nes jiem gal labiau rūpi finansinė išraiška nei mūsų piliečių sveikatos būklė. Tai yra tokios reklamos, kai sakoma, kad jum bus padaromas dantis per 1 valandą ir nepateikiamos tam sąlygos, kurios josios atitiktų tą reklamos pasakymą, kad dantis gali atsirasti per 1 valandą. Taip, šiai dienai šiuolaikinė odontologija įgalina tą padaryti, bet tai turi būti atitinkamos sąlygos. Ir mūsų pacientai, dažniausiai esantis bedančiai, ilgą bedančiavimo stažą turintys žmonės su dideliais alveolinės ataugos kaulo atrofijom, jie per valandą tikrai danties negaus. Ir kitas dalykas, ko tokiose reklamose nepažymima, kad tai bus tik laikinas dantis, kuris vėliau turės būti pakeičiamas į pastovų. Iš principo nedasakoma viskas iki galo, kuriom sąlygom tą galima padaryti. Toliau, manyčiau, labai neetiškai skamba, kada kolegos, o gal net ne tik kolegos, kurie administruoja reklamas, sako, teikiama garantija visam gyvenimui. Tai pirmiausia, iš kur tas žmogus ar įmonė žino, kada tavo gyvenimo pabaiga bus. Tai vienas dalykas, o kitas, pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą, mes negalim reklamuoti medicininių paslaugų ir medicininių prietaisų, jau tas nusižengia. Ir kita dalis prie šitų, aš manau, galima priskirti tokią reklamą, kada kviečia įmonės atvykti pasidaryti tam tikrą procedūrą. O šiuo atveju gal kaip pavyzdį, kad lengviau susiorientuoti būtų burnos higiena arba tas pats cirkonio oksido vainikėlis, užrašoma viena kaina. Ir kada pacientas ateina, jam pateikiama visai kita kaina. Ir tada sakoma, kad žinot, jum čia buvo tik tai tos paslaugos, o šalia aplipino dar ekstra priemonės, kitos paslaugos ir ta kaina netitinka tikrovės. Čia aš manyčiau irgi reklama klaidinanti yra. Kada kolegos, aš manau, kurie tikrai patys administruoja Facebook platformų arba Instagrame ir norėdami pasidžiaugti gerų rezultatų, įkelia visą paciento veidą, kas įstatymų draudžiama. Galima kelti tik tai dantį arba tik tai tą kūno dalį, iš kurios nebūtų galima identifikuoti paciento. Negalima rašyti paciento vardo, pavardės, netgi inicialų, jeigu pagal juosius galima būtų nustatyti koks asmuo. Taipogi paciento žodinis, raštinis sutikimas neatleidžia nuo šito įstatymo. Ir jeigu pacientas sutinka, kad bus įkeliama, vis tiek mes to negalime daryti. Kada pacientas gavęs paslaugą ir už ją susimokėjęs, jisai pateikia teigiamą arba neigiamą atsiliepimą apie gydytoją arba įstaigą, tai nėra reklama.
Bet jeigu tai yra influenceris, kuris gauna kažkokį tai bonusą, ar piniginį, ar paslaugą ir jis tą pateikia, tai čia jau yra reklama. Ir jinai turėtų būti žymima kaip reklama, o ne informacijos teikimas. Jie turėtų tą paslaugą susimokėti, jie gali ir tada pateikti atsiliepimą, o ne taip, kad aš jums rekomenduoju. Lygiai taip pat negalima teikti specialisto rekomendacijų. Josios irgi priskiriamos kaip reklama ir turi būti ženklinama aiškiai, kad tai yra reklama. Apie užsieniečių reklamas dviprasmiškai galėčiau pasakyti. Tai nemažai užsienio šalių, tiek Norvegijos, Didžiosios Britanijos, netgi Vokietijos pacientų atvyksta į Lietuvą protezuotis, gydytis dantų, todėl kad jiem čia pigiau. Ir jie tikrai gauna gerą paslaugą. Tai pasakyti, kad užsieniečių reklama, viliojimas ir bus tikrai labai blogas dalykas, nedrįsčiau 100% teigti. Tačiau visada reikia būti savikritiškai, įsivertinti kainų skirtumą. Pasaulis šiai dienai yra tikrai labai globalus, tiek įranga, tiek medžiagos visose žemynuose kainuoja labai panašiai. Ir negali būti kartais kainų skirtumas. Jeigu jau vyksta kartais, tai reikia tikrai suklusti ir pagalvoti, kodėl taip yra. Nes kainų skirtumas gali susidaryti dėl šalies bendro vidaus produkto, užmokesčio ir jisai tikrai nesvyruoja kartais. Ten gali būti 20%, 30% tas skirtumas. Bet jeigu tu nuvažiuoji ir tikiesi gauti per kelias dienas visą sanuotą burną ir dar šiuo atveju kaip Turkijoje praleisti gerą laiką ir po to grįžti su gražia šypsena ir tikėtis, kad nebus problemų, tai labai aš abejočiau, kad tai bus tikrovė. Taip, toj pačioj Turkijoje yra ne vienas odontologijos institutas, universitetas, kur ruošia puikius specialistus, bet ten kaina yra atitinkama. Tai galbūt užsieninę reklamą reikėtų pasitikrinti ir neužkibti ant pirmo pasitaikiusio, kad ir gydytojo odontologo, kuris neaišku kaip dirba. Susigydžius gydymą užsienio šaly visada reiktų pagalvoti, kad sveikata toks dalykas, kada nežinai, kada išlįs kokią problemą. Ir tą procedūrą ir paslaugą gavus užsienio šaly, ar tu visada turėsi galimybę nuvykti atgal pas tą patį specialistą, kurį daręs. O dažnai būna, kad grįžus į savo šalį būna ne iki galo atlikta arba kokybiškai atliktos paslaugos. Ir kaip dažnai būna, vėlyvosios komplikacijos pasireiškia ne pirmom dienom, ne pirmais mėnesiais, o po metų, pusantrų, sąlyginai trumpo laiko ir jau žmogus ar neturi galimybių, sakykime, COVID pandemija, karo situacija pasikeitus ir jisai fiziškai negali nuvykti. Kaip pavyzdį galiu pasakyti iš savo praktikos, kada prasidėjus karui Ukrainai, daug pacientų buvo susiimplantavę Baltarusijoje ir planavo po 4-6 mėnesių grįžti atgal į Baltarusiją, susiprotezuoti, pasikeitus geopolitiniai situacijai, jie neišvyko. Ir jie pradėjo ieškotis pagalbos mūsų šaly, bet neturi jokios informacijos, nei kokie implantai susukti, nei kas ten padaryta ir žmogus, liaudiškai kalbant, papuola. Arba turi per naują viską persidaryti, arba likti su nebaigtų gydymu. Tai čia visada reiktų labai pasverti, ar verta savo sveikatos sąskaitą kvailai taupyti. Protingai taupyti taip,
reikia. Dažniausiai žmogus, kuris turi tam tikrą dantų problemą, netekęs dantų arba sugedę dantis, jo ta problema yra pati svarbiausia ir jisai stengiasi iš visų jėgų kažkaip tai susitvarkyti ir kaip tyčia papuola tos reklamos, ir kurios tikrai būna feikinės ir ne tik, kad jisai negaus paslaugos, bet kartais net bandoma išgauti asmens duomenų, asmens kortelių, jis praranda netgi finansus. Tai tokiu atveju visada reikėtų labai kritiškai įsivertinti, pasitikrinti tą puslapį, pažiūrėti, ar tokia įmonė yra ir tik tada bandyti su ja sukontaktuoti. Arba kitas paprasčiausias atvejis, pabandyti parašyti laišką, pažiūrėti, kaip greitai jum atrašo, koks atrašytas laiškas, ar jisai Google Translate pagalba išverstas su klaidom ir su stilistikos klaidom. Ir čia savikritiškai reikia į tą pasižiūrėti. Nuotolinis gydymas, ko gero, mes turbūt kalbėtume apie ortodontinio gydymo, gydymas galbūt kapomis. Tai vėlgi tai yra gydymo metodas, tai ortodontija aplamai yra labai sudėtinga odontologijos sritis, kur specialistai mokosi papildomai ir reikalaujantis žinių mokslas. Ir jeigu pats, būdamas net ne medikų, ne specialistų, įsiunti savo nuimtus atspaudus, neaišku kur, ir tau atsiunčia sudarytą dirbtinio intelekto ar dar kažkieno tai kapas kaip gydymo priemonė, neaišku, kaip gali viskas pasisukti. Ir atsitikus komplikacijai, kas prisiims atsakomybę. Šiuo atveju prisiima pats pacientas, bet kartais tos komplikacijos gali būti tokios skausmingos, kad žmogus neteks dantų. Ne tik, kad jie bus kreivi, bet jis gali likti visai be dantų. Tai čionais irgi kiekvienas turėtų įsivertinti, ką jisai daro. Aš manau, būdamas gydytoju odontologu, tikrai neisiu instaliuoti elektros sistemų arba dar kažko tai. Nes aš paprasčiausiai to nemoku, nežinau. Tai patarimas toks, nedarykime to, ko mes nemokam, ir nepasitikėkime to, kad viskas lengvai pasidaro. Kaip nepasimauti ant netinkamos reklamos, aš galbūt vėlgi sakyčiau, tikrintis, išgirsti kelias nuomones ir ateiti pas gydytoją odontologą konsultacijai. Tai pats būtų toks patikimiausias reikalas, kaip bebūtų, konsultacija lyginant su gydymo kaštais nėra tokia didelė. O nepasitikrinus, papuolus į netinkamas rankas, gali labai stipriai nukentėti savo sveikatos sąskaitą žmogus. Pastebėjus klaidinančią arba netinkamą reklamą, pirmiausia, kaip Lietuvos odontologų rūmų tarybos narys, sakyčiau, kreipkitės į rūmus, elektroniniu laišku, paskambinkite, jums bus suteikta visa informacija, ką toliau daryti, arba paaiškinta situacija, arba galima kreiptis į valstybinę vartotojų teisių tarnybą, kuri ir užsiima reklamos priežiūrą. O kad nereikėtų klaidžioti po reklamų platybės ir neprisigauti, manau, pagrindinis dalykas turėtų būti kiekvieno žmogaus kasdienis dantų kruopštus valymas, profilaktiniai pasitikrinimai, ir tada nereikės galvoti apie brangius ir ilgus gydymus.